Labdien, sveiki atvykę į žygį Verkių 1. Ui, sąžinė. Man atrodo, aš patekau į dviratininkų autostradą. Eina savo, koks čia takas aplink Vilnių. Žiauriai gražu. Neprašau identifikuoti kaip keturatę transporto priemonę. Net ko jau netrūksta takui, tai įvairovės. Silke, kur tu? Buvo kėkštas, bet pražiopsojai. Tu nesi tu, kai esi alkanas. 11 kilometras. Aš noriu sysiu ir valgyt. Jeigu nusilaušiu kaklą, tai mano vaiduoklius paduos Vilniaus savivaldybei į teismą. Na, tikrai žalias ežeras. Tep, 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 tep. Daugiau tep, 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 tep. Pagaliau gavau apsilankyti labai švariame, labai kvepinčiam toj. Aš ir vėl brum brum mašina. Aš miške. Miškas apsimyžo. Kažkur žolininkai labai intensyviai dirba. Maniau, kad čia bus daug silkių. Beldžiausi, bet nieko nebuvo namie. 23 kilometras. Aš jau einu 5 valandas. Man neberūpi, kur aš einu, kodėl einu, kaip einu. Aš tik noriu namo ir aš noriu kebabo. Jesus Chrysler. Machmeno pusbrolis. Priėmiau pakeleivį, sakė, reikia iki Antakalnio. Antakalnis! Tai vis tik Antakalnį ir baigėsi žygis, nes 3 atkarpų per dieną nusprendžiau neiti. O dabar namo valgyti ne kebabo.